Sausio 29-ąją Utenos apylinkėse vyko greičiausia žiemos šventė Halls Winter Rally. Lenktynės sutraukusios rekordinį kiekį dalyvių ir žiūrovų davė startą Lietuvos ir Latvijos ralio čempionatams, taip pat tapo vienu iš Baltijos žiemos ralio taurės etapų. Varžybose dalyvauti užsiregistravo 100 ekipažų. Tai rekordinis žiemos ralio dalyvių skaičius per visą Lietuvos istoriją po nepriklausomybės atkūrimo. Žiemišką šeštadienį prie starto linijos stojo ekipažai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos bei Ukrainos, kurių laukia techniškai skirtingų konfigūracijų greičio ruožai. Toks didelis dalyvių skaičius liudijo, kad šių metų Halls Winter Rally tapo pačiu gausiausiu žiemos ralio etapu nuo pat 1994-ųjų. Halls Winter Rallyje startavo 53 Lietuvai atstovaujantis ekipažai, 25 automobiliai iš Latvijos ir daugiau negu 20 iš kitų šalių. Įspūdingos buvo ir latvių pajėgos, tarp kurių greičiausiai šios šalies lenktynininkai Janis Vorobjovs, broliai Andis ir Maris Neikšansai, Aivis Eglė bei Ivars Vasaraudzis. Beje, pastarasis ilgą laiką nedalyvavo Lietuvoje vykusiuose ralio varžybose. Be to varžybose startavo 10 lenktynininkų iš Rusijos, 4 iš Ukrainos ir 1 ekipažas iš Baltarusijos. Lietuvai atstovavusių lenktynininkų sąraše taip pat daug garsių pavardžių. Tai praėjusių metų Lietuvos čempionai vairavę greičiausius automobilius Rokas Lipeikis ir Martynas Samuitis, ne ką lėtesni Vytautas Švedas, Dominykas Butvilas, Martynas Samsonas bei Saulius Girdauskas, vairavęs mūsų šalies ralio trasose senokai bematytą Škoda Fabia VRC automobilį. Be to, po metų pertraukos į Lietuvos ralio čempionatą grįžo Benediktas Vanagas. Jis tapo praėjusių metų pabaigoje suformuotos Lietuvos Subaru komandos pagrindiniu pilotu ir vairavo naujausią modelio Subaru Impreza VRX STI automobilį. Pirmasis greičio ruožas parodė, kad Latvijos atstovai šiemet buvo nusiteikę kovingai ir iškart šturmavo lyderių pozicijas. Kaimynus pavyti mėginusius lietuvius persekiojo nelaimės, jau pirmajame greičio ruože sugedo Vytauto Švedo automobilis. Netrukus iš ralio pasitraukė dar keli greiti lietuviai, nepasisekė Deividui Jociui ir Ramūnui Čapkauskui. Pastarasis viename iš greičio ruožų patyrė avariją. Paradoksalu, tačiau tai buvo pirmasis lietuvio virtimas per visą jo sportinę karjerą. Po 6 greičio ruožų servise kalbinti Lietuvos lenktynininkai tvirtino, kad ne vieno iš jų automobilį kamuoja gedimai, o daromos klaidos pavyti latvių ko gero nebeleis. Padarėm klaidą iš tikrųjų vienam greičio ruože, tai tas nemažai kainavo ir laiko ir turbūt susikaupimo po to pritrūko sekančiuose, nes 4 įvažiavom per greitai į posūkį ir tiesiog nuplėšėm galinį bamperį ir duslintuvą, tai nežinau, kaip čia toliau seksis, žiūrėsim. Rokai, trumpai, kaip sekasi? Neypatingai, grybą pjaunam. Kodėl? Kažkur buvom nuskridę nuo kelio 4 greičio ruože, tai labai pasisekė, kad sveiki likom. Pradžiai pozicija buvo nebloga, dabar Latvių galbūt ir nebepavyks pavyti. Ne, tikrai net nebandom, važiuoja ne mūsų lygoje jie šį kartą. Viskas super gerai, jeigu buferiai mažiau lūžtų, tai iš viso gerai būtų. Klausimas turėtų būti, kaip jums nesiseka. Visai nesiseka, nieko. Kodėl? Iš tikro problemų prisidarėm testuodami mašiną, sulaužėm greičių dėžę, dirbom per naktis, per dienas, kad paleis automobilį, paleidom ir praktiškai jokio testo nepadarėm. O šiandieną išvažiavom, kol kas nesuprantam nei apie starto programą, nes nesigauna išvažiuoti iš starto. Staigiuose posūkiuose gesinasi, rankinį užtraukus mašiną, praktiškai visur stojam. Tiesiog turim padirbėti normaliai, 30-50 km greičio ruožų padirbėti su programuotoju, sudėti viską taip, kaip, tarkim, ten važiuodavom anksčiau. O šiuo metu nauji visi kompiuteriai, kadangi viskas perdaryta, tiesiog įpūtėm švedo programą, kurią naudoja kažkur ten pasaulio čempionate. Ir matau, kad per nervuotas automobilis, per kietas, šokinėja, visos daug visokių klaustukų. O kaip trasos turbūt pilnu pajėgumu nevažiuoja ir tiesiog negalima jų taip ir įvertinti? Kokia nuomonė apie trasą? Ne, trasa įdomi ir labai sudėtinga, labai siaura, labai kieti brustveriai, labai, iš tiesų sunku. Mums tas sunkumas gaunas, kada labai nervuotas automobilis, jisai nėra, kad lengvai galėtum paišyti tos posūkius. Jisai šokinėja nuo vieno borto iki kito ir toksai, gaunasi slidimas. Aišku, aš įsivaizduoju, kad nuo tų visų šuolių ratai neturi gero sukibimo ir tas
Nu, manau, kad pralošėm su padangų pasirinkimu ryte, kada atšilo, viskas reikėjo dėtis eglutės. Mes užsidėdėm būtent šitas ir iš ties nebelaikė. Kokia nuomonė apie kaiminės Latvijos lenktynininkus, top 5? Nieko dar nežinau, net nežinau, jie visi 5 priekį. Nu, vadinasi, padirbėję su testais, su savo sprintais, atsireguliavę, pasiruošę taip. Mes iš tikrųjų per vėlai jau gavom automobilį, tik tai po naujų metų. Inžinierius atvažiavo visai prieš pat varžybas ir aš manau, kad kiekvienas, tiek ir mūsų Lietuvos driveriai, reikia dirbti čia. Raliai negali ateiti kaip į šventę, turi sėdėti testuose, maigytas knopkės, keisti padangas, žiūrėti, tada ir bus rezultatas. Rezultatas iš ties visai neblogas, kaip žinant, kad čia mano pirmas varžybas tokio lygio. Dar davidinėjom mašinos parametrus ir bus matyti po finišo, kaip bus. O pats automobilių apsipratęs pilnai jau? Nu, jau dalinai apsipratęs. O kaip to pačiam trasos? Trasos labai geros konfigūracijos. Yra pavojingų vietų, kurios reikalauja labai didelio atidumo. Galim sakyti netgi, kad tikslas stenogramos užrašymo. Ir manau, šitose greičių ruožuose pasimato tikri geri vairuotojai ir šturmano užrašai. Sekasi gerai, viskas pagal planą, sakyčiau. Važiuojam savo tempu, pažiūrėsim kitą sekciją, kaip seksis, dabar pasikeitė šiek tiek starto pozicija, tai bus šiek tiek kelio danga kitokia. Tai pažiūrėsim. Nenustebino, kad Latvija kol kas 5 pirmas vietas užima, tų po jų? Nu, nelabai iš tikrųjų nustebino, nes Latvių lenktynininkai tikrai yra puikus ir šitose keliuose jie yra jau buvę daug kartų, tai jie irgi gerai žino apylinkės ir to ir tikėjomės iš tikrųjų, kad su jais bus kova didelė, ypač pirmam dešimtuke. Bandysi dar paspaust, pavyt aplenkt? Kol kas nežinau, iš tikrųjų, kol kas strategija būtų išlaikyti man savo greitį, galbūt šiek tiek dadėti, bet stengiuosi saugoti automobilį ir važiuoti iki finišo. O kaip trasos? Trasos šiais metais siauros ir ypač sudėtingai yra tas, kad yra ledo kraštai ir bortai šonų labai dideli. Tai reikia važiuoti itin tiksliai, tai būtent padaryti menką klaidą, bet stipriai apgadinti automobilį yra labai lengva. Teko turėti kontaktų su bortais kažkokiais? Galima sakyti ne, labai švelniai, mes tik prisilietėm keliose sankryžose, bet tai viso ralio mastu tai nesiskaito net. Rezultatai iš pradžių buvo kaip ir neblogi, bet paskiau pasibaigė greičių dėžė. Nu, ne greičių dėžė, tiksliau perjungimo svirtis. Tai liko tik porą bėgių, davažiavom porą greičio ruožų ir po trečio nusprendėm, kad jau nebelaužysim bolido. Tai grįžom čia nuliūdę. Būsim žiūrovais dabar. Nu, važiuoti tai iš tikrųjų labai patinka. Labai gerai. Faktas, kad smagu matyti labai daug žiūrovų. Mes savo ruoštų galbūt šiandien nesame greiti, turime tam tikrų komunikacijos bėdų, bet aš pats seniai važiuoju, iš tikrųjų, seniai važiavau su sportiniu automobiliu, tai vis atrandu kažką naujo. Gerai, važiuojasi, turbūt techninių problemų turėjom, bet sutvarkėm, tai viskas gerai, dabar greitėsim dar. Pavysit Latvijos gal? Nu, stengsimės, bet su jais nelenktyniavom iš tikrųjų. Kaip trasos jau? Trasos superinės, iš tikrųjų, visokių ir plačių, ir greitų, ir šokinėjom be galo daug. Tai žiūrovams irgi turėtų būti vaizdų gerų. Latviams toliau diktuojant tempą ginti Lietuvos lenktynininkų garbės liko Martyno Samsono, Dominyko Butvilo ir Roko Lipeikio ekipažai. Finiše pergalę išplėšė Dominikas Butvilas su šturmanu Renatu Vaitkevičiumi, tuo tarpu maža sensacija tapo identiškas Martyno Samsono bei Mindaugo Varžos ir Roko Lipeikio bei jam talkinusios Ingos Lipeikytės rezultatas. 115 km greičio ruožų įveikė per 1 valandą, 5 minutės ir 47 bei 20 sekundės, abu ekipažai pademonstravo identiškus laikus. Pagal galiojančias taisyklės pirmas finišavo uteniškis Martynas Samsonas, kadangi greičiau įveikė pirmąjį greičio ruožą. Visgi ralyje tempą diktavo Latvijai, absoliučiai nugalėjo Andis Neikšansas, antras liko jo brolis Maris, o trečiąją vietą pelnė Janis Feldmanis. Esu labai patenkintas rezultatu. Aš manau, kad mums gerai pasisekė. Aišku, pas visus turbūt būna kažkokių tais problemų. Mes irgi turėjom mažų ir bedelių ir viską. Bet iš tikrųjų džiaugiamės, kad pavyko iki finišo atvažiuoti ir tas greitis pasirodo gavosi visai geras. Iš tikrųjų Latvijos ekipažai buvo dar greitesni šiandien, bet turime pačius pigiausius lenktynininkus iš aplinkinių šalių, tai todėl iš tikrųjų smagu taip aukštai baigti. Kas galbūt sunkiausia šiandien buvo? Sunkiausia šiandien buvo.
Šiandien viskas buvo labai sunku. Iš tikrųjų, trasa šiais metais buvo gerokai sunkesnė negu visais kitais, aš manau, ir buvo labai daug visiškai nežinomų dalykų ir nevažiuotų kelių, tai su trasa buvo sunkiausia turbūt susigyventi. Pasirodymas, kaip čia pavadinus. Pradžiai turėjo būti testai tik tai, nes su mašina buvo važiuota 0 km. Tie testai gavosi truputį geriau negu tikėjomės, aišku. Šiaip, automobilis, viskas gerai, potencialas didelis. Tik tai reikia išmokti su juo elgtis. Ta prasme, kokią programą ten važiuoti, ten tie aktyvai visokie, BMW tiek reikalų nebuvo, paprasčiau. Tai va. Šiaip normaliai, manau, kad galima važiuoti, viduje atmosfera gera, tik tai daug tokių labai nežinomų dalykų su ta kvadrinė mašina. Nemažą konkurenciją Latvijai sudarė. Latvijai ir tai buvo aišku, kad jie laimės. Čia, kažkaip gaila, aišku, labai, bet jau taip eilę metų yra ir gaila, aišku, Jotsus, kad nebaigė, manau, kad galėjo šiandien tikrai parodyti gerą tempą. Tai va, mes ateitį, tai ambicijos tokios, kad nepadaryti gėdos lietuviam kitą kartą. Tai va. Kaip trasos, ar nepadarėt krikšto automobiliui? Daugelis sakė, kad sniego bortai gana aukšti. Buvo kai tas nuolydis ir paskui užšalo, tai gavosi kaip betoniniai bortai sniego, bet kažkaip slydom šį kartą. O pati trasa? Pati trasa tai super, visi raliai turėtų tokie būti. Labai, kaip sudėtingi, nesudėtingi, nežinau, įdomus, vietom greiti, vietom užsukti labai, šturmanas daug įtakos turi, tai va toks ralis ir turėtų atrodyti. Ralis buvo įdomus ir gana sunkus. Važiavau su nauju šturmanu, jam tai buvo pirmos lenktynės. Tai gera patirtis ir aš esu laimingas, nes mums pavyko pasiekti aukštą rezultatą. Trasa taip pat paliko gerą įspūdį. Čia netrūko nei plataus kelio, nei greitų atkarpų, nei tramplynų. Utenos ralis man labai patiko. Aš džiaugiuosi savo pergalę šiandien. Ralis iš tikrųjų buvo sunkus. Menkiausia klaida galėjo brangiai kainuoti, tačiau mums pavyko jų išvengti. Su technikos gedimais taip pat nesusidūrėme. Kalbant apie trasą, norėčiau pabrėžti, kad šiandienos greičio ruožai reikalavo labai didelio tikslumo, nes sušalusio sniego ir ledo bortai galėjo pridaryti daug nemalonumų mums ir kitiems lenktynininkams. Šaunu, kad pergalę pradėjome sezoną, stengsimės tokį tempą demonstruoti ir kituose etapuose. Solidus dalyvių skaičius į Utenos apylinkę sutraukė minias ralio gerbėjų atvykusių stebėti varžybų. Anot ralio organizatoriaus ir lenktynininko Benedikto Vanago galima pasidžiaugti, kad tradiciškai susirinkusios 10 000 žiūrovų elgėsi gana drausmingai ir kultūringai. Varžybų metu rimtų incidentų nenutiko, o varžybomis patenkinti tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių sportininkai. Drausmingi žiūrovai, greiti lenktynininkai, sudėtingos trasos, viskas buvo gražu. Ar jau yra kažkokių atsiliepimų iš dalyvių? Dalyviams patinka iš tikrųjų tokie techniški raliai. Jie yra nedažni Lietuvoje, sakysime, bet aš tikiu, kad mes galbūt tą madą tokią užkursim ir raliai su mažesniais vidutiniais greičiais negu, sakysime, 100 arba 110 km turėtų būti tai, kur mes turėtume eiti. Latvija Lietuvoje važiuoja gana gerai. Šiandien taip pat jiems pavyko iškovoti aukštas pozicijas pas mus. Latvijai važiuoja gerai visada ir ne tik Lietuvoje. Iš tikrųjų, galbūt yra taip, kad jie daugiau dirba. Jie daugiau dirba, daugiau investuoja, dėl to turi geresnius rezultatus. Pas mus yra augančio jaunimo, kuris galbūt ateis laikas parodys, ką moka.